Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu. Bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas draubulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas draubulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos, ne su draubulėmis palikta, bet suvyniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo, mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių. Tai Viešpaties žodis. O mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Kiek atrodo, daug galios yra viename žodėje. Žodėje, kuris keičia istoriją. Kurį vėliau suprato mokiniai, apie kuriuos mes girdime šios dienos Evangelijoje. Ir tas žodis yra prisikėlimas. Radikaliai pakeitęs istoriją ir keičiantis toliau. Šios dienos Evangelijoje girdime apie tos du skubančius mokinius. Tai galiu žiūrėti jūs šį rytą, todėl kad daugelio veidus matau jau šiandien nebe pirmą kartą, jau išsiskyrėme dar naktį šiandien, kad esate tas mylimasis mokinys. Nemažai jūs atėjo anksčiau už tą kitą mokinį, kuris vėliau atėjęs Zakristijoje užsidėjo albą, užsidėjo Arnotą ir atėjo. Vienintelė priežastis, kodėl ateiti čia taip anksti ryte, yra meilė. Jūsgi visi, kurie buvote naktį, galėtų pasakyti, taigi aš jau buvau, netgi šiandien buvau mišiose, nes baigėme jau po 12, tai kaip ir galima užskaityti. Bet pas meilę tokių kalbų nėra. Nėra galima užskaityti. Meilė visą laiką nori daugiau. Ir daugiau dovanoti. Ne tik atgauti, bet dovanoti. Taip, su Velykomis ateina labai didelis gavimo laikas ir ypatingai čia, mūsų šventovėje, kur jau šiandien pradėsime didžiosios Dievo gailestingumo atlaidus. Bet skubame čia tam, kad dovanotume save, nes tai yra daugiausia, ką mes galime. Ir tai yra visą laiką brangiausia. Dovanoti laiką, dovanoti savo gyvenimus, dovanoti pasiryžimus ir vėl iš naujo pradėti gyvenimą su prisikėlusiu Kristumi. Nes ateiname pas tą, kuris yra pats meilė. Ta, kuris pirmas parodo ir paliudija meilę. Ta, kuris atneša tą džiaugsmą. Nežinau, gal tarp jūsų yra tokių pačių kaip ir aš, kuriems iš šito atsikėlus iš dalies atrodo yra sunku patikėti, kad Velykos jau atėjo.
gavėnią, kuri, atrodo, yra tas ištęstas toksai laukimas. Ir po to, kaip tiems kelininkams sausio vidury iškritus sniegui, netikėtai ateina Velykos. Tarsi užtinka nepasiruošusius. Tarsi tai būtų pirmą kartą. Ir tas, manau, sutrikimas yra geras dalykas. Nes tas sutrikimas verčia ir padeda suklusti. Suklusti ir įsiklausyti. Nes tai negali būti dar vienos Velykos. Ir manau, kad jeigu ne visiems, tai tikrai didžiai daugumai, tai nėra dar vienos Velykos. Todėl, kad jos yra visą laiką nepakartojamos. Jos visą laiką yra tas nepakartojamas mūsų susitikimas su juo, už ką mes galime dėkoti ir aš manau, už ką mes norime dėkoti, nes priešingą atveju nebūtų jūsų čia. Mes vėl leidžiamės į naują nuotykį su Kristumi, kuris dėl mūsų prisikelia ir dėl mūsų save mums dovanoja. Ir tai, ką galime šiandien iš tiesų daryti, ir tai, ką mes turime daryti kiekvieną dieną, yra dėkoti. Prašyti taip, bet pirmą dėkoti. Šis slėpinys mums dar ir dar kartą ir atveria ir primena, ką Dievas dėl mūsų padarė ir ką Dievas nepaliauja dėl mūsų daręs. Tam, kad atvertų mūsų širdis padėkai. Ir ne todėl, kad jam tų padėkų reikėtų, ne todėl, kad jis be jų negalėtų gyventi, bet todėl, kad jeigu mes nedėkosime, mes netversime širdies. Jeigu netversime širdies, sunkiai jo prisikėlimas galės turėti dalį mūsų gyvenime, mūsų širdyje ir mūsų džiaugsme. Tai sveikinu dar kartą su šventom Velykom. Suprantu, rytas ankstyvas ir dar ne tik nuo smilkalų, galbūt atrodo dūmas galvoje yra. Viskas tvarkoj. Bet jeigu nesproksantis, tai tegu tas toksai palengva einantis, tyvuliuojantis džiaugsmas būna. Su noru žvelgti kitą ir šypsotis, dovanoti šypseną, dovanoti džiaugsmą. Nes gavome tą džiaugsmo dovanų. Amen.